Sveiki! Džiaugiamės, kad jungiatės prie projekto Klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Projektas finansuojamas ES Erasmus Plus programos lėšomis. Projekto partneriai: Pamukalės universitetas, Krajovos universitetas, Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baskent universitetas, Suleiman Demirel universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas ir visų šių šalių kineziterapeutų asociacijos. Pamukalės universitetas yra pagrindinis šio projekto koordinatorius. 4. modulis – denervuotų raumenų elektrostimuliacija. 4.4 – aksonotmezė. Vertė ir įgarsino Šiaulių valstybinės kolegijos asistentė Erika Petraitytė, parengė Zeliha Ozlem Juruk. Įvadas. Aksonotmezė – tai terminas apibūdinantis eilę periferinių nervų pažeidimų arba trumpiau PNP, kurie yra sunkesni už neuropraksiją, bet lengvesni už neurotmezės atveju pasireiškiantį nervo vientisumo praradimą. Aksonotmezės klasifikavimas. Sunderlandas išskyrė 3 aksonotmezės stadijas. Antroji stadija – aksono netekimas, endoneurimas nepažeistas, lėtesnis gijimas. Trečioji stadija – pažeisti aksonas su endoneurimu, perineurimas nepažeistas. Ketvirtoji stadija – pažeisti aksonai, endoneurimas ir perineurimas, epineurimas nepažeistas. Valero degeneracija. Aksonotmezės atveju pasireiškia valero degeneracija. Laidumas nervo pažeidimo vietoje blokuojamas tuojau pat. Signalų laidumas distaliai nuo pažeidimui sunyksta per 24–72 valandas. Vykstant valero degeneracijai, abi pažeistos galūnės ir proksimalinė galūnė susitraukia. Aksonas nyksta link ranvie sąsmaukos. Degeneravus proksimaliniai daliai, švano ląstelė virsta regeneraciniu fenotipu ir išskiria augimo faktorius. Aksonų augimo kūgis vystosi distalinėme gale ir aktino ir miozino pagalba juda distaline kryptimi. Optimalus rezultatas – kontaktas su degeneravusio distalinio nervo segmento endoneuriniu kanalu ir augimas pradine kryptimi, kad jos pabaigoje esantys organai būtų reinervuoti. Proksimaliai pažeistas nervas auga 2–3 mm per dieną, o distaliniuose segmentuose 1–2 mm per dieną. Prognozė. Aksonotmezės prognozę lemia pažeidimo pobūdis ir pagrindinė paciento liga. Geriausiu atveju nervas gali regeneruoti išsišakojus aksonui arba įvykus proksimalinės pažeisto nervo dalies išsiplėtimui. Savaiminė regeneracija aksonotmezės atveju vis dar įmanoma, jeigu perineurimas ir epineurimas nėra pažeisti. Pažeidimams esant distaliai prognozė būna geresnė. Tačiau nervų regeneracija nereiškia funkcijos atsistatymo. Funkcijos atsistatymą taip pat lemia ir aksonų regeneracija ties galutiniu organu. Raumenų architektūra ir motorinės plokštelės laikomos gyvastingomis iki 1 metų po sužeidimo. Sutrikimų požymiai. Visiškas ar dalinis motorinių funkcijų netekimas, sensorinių funkcijų netekimas, autonominės sistemos funkcijos netekimas, žievės plastiškumas, teigiamas smailių bangų ir traukulių potencialas elektromiografijoje. Paciento būklės įvertinimas. Prieš priimant klinikinį sprendimą
dėl kineziterapijos ir reabilitacijos programos bei elektrostimuliacijos taikymo būtina nuodugniai įvertinti paciento būklę. Kineziterapeutai atlieka ir elektrodiagnostinius tyrimus, įvertina raumenų jėgą, dermatomas, judesių amplitudę, antropometrinės savybės, laikyseną, raumenų viskoelastinės, tai yra tonusą, elastingumą, tiksotropiją savybės, skausmą ir autonominės pacientų sergančių PNP funkcijas. Atsigaunant po gydymo reikia reguliariai atlikti faradinį sužadinamumo tyrimą. Elektrostimuliacijos poveikis denervuotiems raumenims. Denervacijos sukelta atrofija yra daug sudėtingesnė būklė nei dėl nejudumo kylanti atrofija. Denervuotas raumuo nėra nei valingai, nei refleksiškai aktyvus, nes yra atrofavęs ir nusilpęs. Aksonotmezės atveju raumenys stimuliuoja ne neurolemą, bet sarkolemą. Šis metodas vadinamas elektrinė raumenų stimuliacija arba trumpiau EMS. Elektrinė raumenų stimuliacija atlieka profilaktinę atrofijos funkciją ir palaiko kiek įmanoma sveikesnę raumens būklę iki jo reinervacijos. Nuoroda į pirmą paveikslėlį. Elektrostimuliacijos poveikis denervuotiems raumenims. Buvo atliekami tyrimai su gyvūnais. Viena grupė EMS sukeliant 600 susitraukimų 5 dienas per savaitę didino motorinių vienetų skaičių bei BDNF, GDNF ir mRNR lygius. Kitas protokolas taikyta EMS 1 Hz, trukmė 10 milisekundžių, 5 mA, 30 minučių per dieną, iš viso 14 seansų. EMS gali atitolinti raumenų atrofiją ir sumažinti apoptozę po dalinės denervacijos, bet ne po visiškos denervacijos. EMS skatina šakojimąsi, raumenų masė ir jėga išliko nepakitusi ir dalis denervuotų triušių raumenų masės ir funkcijos buvo atstatyta. Elektrostimuliacijos poveikis nervų atsikūrimui. Taikytas protokolas 20 Hz kasdien po 8 valandas priekinis blauzdos raumuo, dvilypis raumuo, padienis raumuo ir padikaulio raumuo. Buvo gauti rezultatai, mažinamas motorinių vienetų didėjimas, atitolinama reinervacija, mažinamas jautrumas acetilcholinui. Kitas protokolas 1 valandos 20 Hz trumpa intraoperacinė elektrostimuliacija padidino BDNF, NGF ir makrofagų lygius. Elektrostimuliacijos privalumai ir trūkumai taikant ją reinervacijos metu. Privalumai. Mažina venų sąstovį ir edemą, didina raumeninius neurotrofinius faktorius, tokius kaip BDNF, GDNF, NGF, atitolina atrofiją ir fibrozę, palaiko raumens aktyvumą, kol laukiama regeneracijos, palaiko sąnarių judesių amplitudę, stiprina sensorinius signalus ir palaiko ryšį tarp smegenų žievės ir periferinių organų, mažina randų formavimąsi. Elektrostimuliacijos trūkumai. Traumuoja denervuotus raumenis, perteklinė stimuliacija, slopina nervinių ląstelių adhezijos molekulių gamybą ir jautrumą acetilcholinui, atitolina arba užslopina kolateralinį sinapsių formavimąsi ir reinervaciją, atkartoja valingus susitraukimus, tačiau ne tokiu pat fiziologiniu mechanizmu, kokiu atliekami fiziniai pratimai. Papildomos naudos trofiškumui nėra, nepakankamas dienos susitraukimų skaičius. Elektrostimuliacija stimuliuoja tik paviršinės skaidulas.
Gilesnėms skaiduloms stimuliuoti reikalinga aukšto intensyvumo srovė. Elektrostimuliacijos protokolas aksonotmezės atveju. Aksonotmezės atveju naudojamos dvi elektrostimuliacijos technikos. EMS arba trumpa intraoperacinė elektrostimuliacija sužeidimo vietoje. Trumpa intraoperacinė elektrostimuliacija – tai neseniai pristatyta technika, kuri, anot tyrimų, yra veiksminga. 1 valandą naudojama dvifazė srovė 20 Hz 100 mikrosekundžių įvedama implantuotais elektrodais. Nors ši technika atrodo esanti veiksminga regeneracijai, kineziterapeutams ji nėra praktiška, nes ji naudojama tik po nervų atstatymo ir yra invazinė. Elektrinės raumenų stimuliacijos parametrai dirbant su aksonotmeze sergančiais pacientais. Srovės tipas – modifikuotoji galvaninė srovė, vienfazė stačiakampė ar trikampė, pulsuojanti kintamoji srovė, asimetrinė dvifazė. Impulsas ciklo trukmė – daugiau nei 100 milisekundžių, modifikuotoji galvaninė srovė 0,1 iki 1 milisekundės faradinė srovė. Amplitudė – sukelianti pakenčiamus susitraukimus. Impulso dažnis – nėra modifikuotoji galvaninė srovė, mažiau nei 40 Hz lėtai susitraukiantiems raumenims kintamoji srovė, 50–70 Hz greitai susitraukiantiems raumenims. Kėlimas, žeminimas nėra modifikuotoji galvaninė srovė, 1 sekundė su 3 sekundėmis kintamoji srovė. Stimuliavimas, pauzė, 1 su 2 modifikuotoji galvaninė srovė, 1 su 9 sekundėmis kintamoji srovė, 2–5 sekundės su 2–25 sekundėm. Moduliacijų nėra, gydymo trukmė 3 susitraukimų ciklai po 30 arba 2 ciklai po 45 mažiau negu 30 sekundžių. Seansų dažnis 3–5 kartai per savaitę, iš viso apie 8 savaitės. Poliariškumas. Katodas modifikuotoji galvaninė srovė, nėra kintamoji srovė. Elektrodų išdėstymas, bipoliarinė ar monopoliarinė technika lygiagrečiai skaiduloms. Klinikiniai elektrostimuliacijos aksonotmeze sergantiems pacientams įrodymai. Arklio uodegos sindromas, nervų suspaudimas, naujagimių peties rezginio paralyžius arba trumpiau NPRP. Klinikiniai elektrostimuliacijos aksonotmezės atveju įrodymai NPRP. L. Nager ir kiti tyrė 42 NPRP sergančius vaikus, kurių amžius buvo nuo 3 iki 5 metų. Tyrimo metu siekta įvertinti, kaip pratimų metu taikoma elektrostimuliacija veikia jų pečių funkciją ir mineralinį kaulų tankį. Tyrimo grupė – pratimų programa ir elektrinė raumenų stimuliacija, kontrolinė grupė – pratimų programa. Vienas elektrodas buvo uždėtas ant priekinės deltinio raumens dalies, o kitas elektrodas buvo uždėtas ant riešo tiesiamųjų raumenų pradžios ties alkūnės sąnario išorine dalimi. Nuoroda į antrą paveikslėlį. Pratimų metu taikoma elektrinė raumenų stimuliacija yra paprastas ir veiksmingas būdas pagerinti NPRP sergančių vaikų pečių funkciją ir mineralinį kaulų tankį. Klinikiniai elektrostimuliacijos aksonotmezės atveju įrodymai. Arklio uodegos sindromas. Miodlin ir bendraautoriai ištyrė ir įvertino EMS poveikį denervuotiems raumenims po nugaros smegenų pažeidimų. EMS gydymas iš abiejų pusių buvo taikomas keturgalviui šlaunies raumeniui, sėdmens raumenims ir dvilypiam raumeniui.
Dvifaziai stačiakampiai 2 Hz dažnio 120–150 ms trukmės impulsai. Stimuliuojama 5 sekundės su 2 sekundžių pauze kartą per dieną 20–30 minučių trunkančio seanso metu. Pastebėti geresni raumenų masės ir kokybės rodikliai, trofinė denervuotų apatinių galūnių padėtis aiškiai pagerėjusi. Klinikiniai elektrostimuliacijos aksonotmezės atvejų įrodymai. Nervų suspaudimas. Atsitiktinių imčių klinikiniai tyrimai pateikia pirmo lygio įrodymus, kurie patvirtina vienintelio mažo dažnio perioperacinio elektrostimuliacijos seanso naudą PNP gydymui žmonėms, kuriems reikalingas chirurginis gydymas, ir įrodo, kad taikyti elektrostimuliaciją perioperaciniu arba iš karto pooperaciniu laikotarpiu yra teoriškai įmanoma. Išvados. Aksonotmezės atveju naudojamos 2 elektrostimuliacijos technikos – elektrinė raumenų stimuliacija arba trumpa intraoperacinė stimuliacija sužeidimo vietoje. Klinikiniai tyrimai rodo, kad 1 valandos trukmės intraoperacinė po atsistatymo taikoma 20 Hz dažnio elektrostimuliacija gali padėti pacientui atsigauti. Tačiau kineziterapeutams šis metodas nėra praktiškas. Elektrinė raumenų stimuliacija atitolina atrofiją ir fibrozę. Elektrinės raumenų stimuliacijos gydymą reikia pradėti įsibėgėjus nervų reinervacijai ir baigti pacientui pradėjus aktyviai judėti. Pirmenybę reikia teikti kintamosioms srovėms. Jeigu tai neiššaukia raumenų susitraukimų, reikia pereiti prie modifikuotosios galvaninės srovės. Rengiant šį darbą buvo remiamasi įvairiais moksliniais šaltiniais. Malonu, kad domitės elektroterapijos pritaikymo galimybėmis kineziterapijoje ir reabilitacijoje.